tikrai ne, aš labai didžiuojuosi, kaip mano komanda šiandien sukovojo. O ko pritrūko, aišku, mums pritrūko įvarčio, kaip ir praeitose rungtynėse. Bet toks jau yra futbolas. Tačiau manau, kad labai garbingai sukovojo vyrai. Naudodamasis progą sveikinu Žalgirį su patekimu į finalą. Tikrai nemanau, kad finalas bus sunkesnis jiem negu šitos rungtynės. Matyt, šiam sezonui dar man neteko matyti, kad paskutinės minutės Žalgiris gintųsi tokiom pajėgom. Na, mes darėm viską, jau metėm visas pajėgas, aukodami savo vartų saugumą. Taip kad, na, tikrai aš negaliu daugiau reikalauti iš savo vyrų, jie šiandien atidavė visas jėgas, aš nemėgstu kalbėti apie sėkmę. Turėjome savo progas, jų nerealizavome. Ir aišku, kad žinant, kad mums šiandien reikėjo bent jau vieno įvarčio, matyt, to ir pritrūko mums. Na, jeigu matėt bent 21 minučių pirmų rungtynių, mes ten turėjom 3 puikias progas, 100% progas, iš jų nerealizavom ne vienos. Na, aš nežinau, kaip kam atrodo. Man atrodo, kad su visa pagarba Žalgiriui, aš tikrai neskaitau, kad jie buvo labai stipresni už mus. Na, bet čia geriau turbūt atsakys pats Žalgiris. Nežinau, kaip jiem atrodė. Man atrodo, kad pirmos rungtynėse mes turėjom puikiausių progų išspręsti savo naudai rungtynės. Na, o šiandien patys matėt. Turėjom mes progų, turėjo jie progų. Vyko apylygė kova. Graži kova, aš manau, kad žiūrovam turėjo patikti. Na, bet įvarčių nebuvo pasiekta ir belieka pasveikinti tą komandą, kurie eina toliau. Aišku, kad trūko ir dienų atsistatymo. Visi žino, kad mes 2 dienom turėjom mažiau pasiruošti tom rungtynėm, pailsėti. Mes žaidėm šeštadienį rungtynės, Žalgiris žaidė ketvirtadienį kažkodėl. Tačiau, kaip sakant, mes nežiūrėjom į visas šitas aplinkybės prieš mus, kad netekom 2 svarbių žaidėjų, kad mažiau ilsėjomės. Dėl to aš savo vyram turiu tik tai padėkoti ir tikrai didžiuojuos, kaip jie šiandien sukovojo. Visiškai nekitė. Visiškai nekitė. Mes, kaip matėt, mes visose rungtynėse žaidžiam, stengiame žaisti atakuojantį futbolą. Tikrai mes negalvojam, kad čia -1, net jeigu būtų 0-0, mes tikrai nežaistume iki pratęsimo ir iki ten 11 metrų baudinių. Mes turim savo braižą, žinom, kaip mes galim atakuoti. Ir šiandien bandėm tai daryti. Turbūt nieks nepasakys, kad mes čia gynėmės ar mūsų neišleido. Ten buvo, aišku, rungtynėse momentas, kai jau pasijautė tikrai tas nuovargis. Ir jau sunku buvo komandai, tikrai jau ten reikėjo nežmoniškų pastangų. Tačiau vyrai atidavė visas jėgas ir dar sugebėjo gale šiek tiek papresinguoti. Top Sport lažybos. Top Sport.